Tiškumo TV pokalbių erdvėje svečiuojasi moteris, kuri meistriškai lydi kitas moteris per vidinės transformacijas. Mūsų viešnia Aurelija Pugačiauskienė, asmeninio augimo mentorė, besispecializuojanti streso valdymo ir emocijų paleidimo srityse. Ji taip pat yra ir autentiškumo mokyklos lektorė. Aurelija padeda moterims pereiti kelią iš įtampos į ramybę, iš baimės į drąsą bei iš chaoso į lengvumą. Aurelija savo darbe remiasi ne tik asmeninė patirtimi, bet ir akademiniu pagrindu. Ji yra baigusi Lietuvos sveikatos mokslų universitetą. Aurelija sako, kad jos misija padėti moterims vėl pasijusti laisvomis, stipriomis ir ramomis savo viduje. Veikloje kvieti moteris į tikrą virsmą, iš chaoso į lengvumą. Dažnai tokie mokymai ir įžvalgos ar ne prasideda ne šiaip savo. Tai tavęs noriu paklausti, kas tave atvedė į tokią specifiką, į šitą sferą ir kas buvo tas pagrindinis gal lūžis tavo gyvenime, kai supratai, kad tau to reikia? Tai mano kelias toksai ir buvo, kad aš pati buvau apatijoje, beprasmybėj, pametusi save visiškai nejaučianti gyvenimo džiaugsmo ir visiškai nerealizavau savęs. Nors iš šalies atrodė viskas kaip ir gerai, tuo metu dar gyvenau užsienį, turėjom įsigiję naują būstą, buvau pasigimdžiusi pirmą savo sūnų, ir atrodo, tik tai džiaugtis, santykiai irgi yra, pinigų yra, viskas yra, bet tos vidinės laimės, pilnatvės, tikrosios savirealizacijos nėra. Ir aš supratau, greičiausiai tas trūkumas jisai buvo ilgą laiką, tik tai ilgą laiką aš net nesusimašiau, kad gali būti kitaip. Aš tiesiog galvau, kad tiesiog čia yra tokio suaugusio žmogaus gyvenimas. Būti tokiose būsenose, būti kažkokiame nepasitenkinime ir nejausti tos pilnatvės, bet atėjo laikas, kaip sakau, turbūt, kadangi tai tęsiasi gan ilgai, kada tu kažkokiu gal net pažįsti ženklų minimalių, tai jie prieina prie to, kad tu pasieki apatiją ir tada supranti, kad tai nėra gerai, nes tavo mažas vaikas auga tavo akyse, o tu nenori nei džiaugtis, nei kažkur eiti, tu nori grįžti po darbo, nori gulėti, nori nieko nematyti, nieko negirdėti. Tai būtent tada aš supratau, kad taip neturi būti ir čia yra jau toksai aiškus signalas, kad kažką reikia daryti. Ir mano iš tikrųjų pradžia buvo tokia, kad manęs labai ir santykiai netenkino, nors, kaip jie ir geri buvo tokie, nei kad ten kažkokio smurto, ar ten, sakykime, ar ne, ten jau pačių blogiausių tų variantų tikrai nebuvo, bet nebuvo ryšio tame santykyje. Ir aišku, aš galvau, kad visa šita problema, kad aš nesijaučiu laiminga, tai yra, kad, mano partneris blogas. Jo, kad su juo kažkas ne taip, su manim tai viskas gerai ir čia jeigu jis pasikeistų, jis būtų kitoks, tai ir aš laiminga būčiau ir kitaip jausčiausi. Tai tiesiog supratau, kad aišku, ten pradžioj konfliktai ir panašiai, bet jie nebedė niekur, supratau, kad turiu kreiptis pagalbos. Ir pirma mano stotelė buvo, kreipiausi pas psichoterapeutę, nors iki tol skaičiau daug knygų, domėjausi tą psichologiją, nes aš pati baigusi socialinį darbą. Mano pirmoji specialybė yra socialinė darbuotoja, tai aš toje specialybėje labai daug gavau žinių psichologinių ir aš netgi jaučiau studijuodama, kad mane labiau traukia psichologija negu pats socialinis darbas. Nors jisai irgi sekėsi, baigiau labai gerai, viskas ten buvo puiku, bet daugiau tos temos traukia, tai aš visą laiką domėjausi tą psichologiją, kažkokios saviugdos knygos, bet tas momentas privertė kreiptis ir profesionalios pagalbos ir būtent pas psichologę tam tikrų dalykų išnarstėm, bet aš supratau, kad aš nesu tas žmogus, kaip sakau, aš prieš tai jau buvau daug įsigilinus, supratau, kad tai iš vaikystės ir man reikėjo metodų, man neužteko tik kalbėtis.
Nes aš ten pasikalbėjau gal su ja kokią 10 sesijų ir sakau, gerai, aš tai viską suprantu. Iš kur čia ateina, dėl ko tai yra, bet ką su tuo daryti. Ir tada man pasiūlė ten vieną knygą paskaityti, kitą knygą paskaityti, aš jau visas šitas knygas perskaičiau. Ir jos nekeičia, jos, duoda kažkokį suvokimą, bet jos nekeičia iš esmės gyvenimo. Ir tada aš, supratau, kad psichoterapija ne man, arba tuo momentu man tiesiog buvo per lėtas galbūt tempas, arba aš kaip asmenybė norėjau to tokio greitesnio proveržio ir aš pradėjau tiesiog savarankiškai ieškoti įvairių kitų metodų, kurie galbūt tokie, ten kaip ir su ezoterika susiję kažkas, viską tyrinėti iš tikrųjų, kas įmanoma aš pradėjau, kas man duotų atsakymų, kodėl aš taip jaučiuosi, kodėl nėra gerai, kodėl tas nepasitenkinimas toksai to santykių ir realybė. Ir va taip tyrinėjau, iš tikrųjų tame tyrinėjime atradau aš tą savo tokią kaip ir tiesą, kad visų pirma tai santykis buvo blogas pačios su savimi. Ir tai labai atsispindėjo per santykį su vyru. Ir aišku, dar ilgai aš nenorėjau pripažinti, kad čia man reikia keistis. Aš netgi manifestavau, kad kadangi negalėjau prisimti tos atsakomybės, aš manifestavau, kad vyras mane paliktų ir kad aš galėčiau tada gyventi laisvai, kitaip aš jau būsiu laiminga, aš gal kažką kitą rasiu ir aš prisimanifestavau. Atėjo tokia krizė, kai jam atėjo tam tikri gyvenimo momentai, kada jisai suabejojo savo gyvenimo keliu ir jisai sako, aš jaučiu, kad aš nesu šeimos žmogus. Ir tuo momentu jau mes turėjom antrą sūnų. Ir buvo jam visai nedaug mėnesių, 4 berods mėnesiai. Ir dar mes jau buvom suplanavę grįžti į Lietuvą, mes jau statėmės būstą. Ir ta tokia stipriausia krizė, tai kuri nuo kurios iš esmės viskas pradėjo keistis, ne tik kažkokie ieškojimai ir tyrinėjimai, bet rimti žingsniai, tai yra ta santykių krizė, kada jisai pats jau pasakė, kad aš nenoriu ir iš kur pasimetęs buvo, ką toliau daryti. O aš esu tokia, kad jeigu darom, tai darom, o jis dar abejojo, tai aš sakau, gerai, aš tada aš priėmu sprendimą ir aš keliauju į Lietuvą, nes taip ar taip mes buvom planavę, aš susiradau darbą ir aš grįžau su dviem vaikais į Lietuvą. Jisai liko ten, nes ten dar turėjo ir operaciją suplanuotą ir tą mūsų būstą turėjo pardavinėti. Ir mes, aš kaip jau buvau nusiteikus grįžau, kad aš grįžtu viena su vaikais ir gyvensiu viena. Ir va tas momentas iš tikrųjų, kad aš supratau, kad aš tikrųjų galiu prarasti, aš supratau, kad aš nenoriu prarasti. Ir tada toks, iš tikrųjų, tada toksai labai stiprus impulsas buvo, kad gerai, dabar aš padarau viską, ką galiu iš savo pusės. Ir tada dar giliau pradėjau įvairias praktikas, pas mentorius įvairius, jau daugiau tokie, kur su emocijom dirba, netgi su giminės sistema, nes ten buvo pastrigimų. Ir tiesiog taip pat labai daug save tyrinėjau per įvairias savęs pažinimo sistemas, ko aš tik nesu baigusi, ir vedų astrologiją, ir vakarų astrologiją, ir human design darius, ir veidotyrą, ir visur ten man sako, kad tavo yra potencialas vesti žmonės, kad tu gali įkvėpti, vesti ir padėti žmonėms su transformacijom. Ir aš aišku to netikėjau, aš dėl to tų analizių tiek dariausi, kad ir aš žiūriu, visos jos sako tą patį. Ir galvoju, gerai, jeigu taip sako, tai reikia kažkaip atrasti man ir patikėti savo talentais. Ir būtent tada aš jau, nors buvau Lietuvą grįžus ir dirbau visiškai darbą nesusijusiu su dabartiniu, aš susiradau darbą TikTok'e, kadangi mokėjau danų kalbą, tai aš moderavau video danų kalbą. Bet tada jau dirbdama tą darbą tikrai supratau, kad čia ne mano sritis. Ir tada man atėjo toks vidinis kvietimas, šaukimas, kažkaip atsitiktinai pastebėjau mindfulness studijas ir įstojau mokintis. Tai dar dirbdama TikTok'e mokinausi ir pabaigiau.
paskui atsirado tokie pasiūlymai, pradėjau tiesiog jogą lankyti pas savo klasiokę, tada mes kartu pradėjome moterų ratus vesti ir va taip įsirituliojo viskas, tarsi savaime, bet manau prie to labai prisidėjo tas, kad kai aš nusprendžiau tą santykį kurti ir kai mano vyras nusprendė, kad irgi padarys viską dėl to santykio, mes taip pat dar ėjom ir pas santykių specialistus. Mes iš tikrųjų, aš labai dažnai pastebiu ir pas mane, kai moteris ateina, kurios, pavyzdžiui, nejaučia pilnatvės ar savirealizacijos ir nori atrasti save savirealizacijai, ten visą laiką būna dažniausiai ir santykis blogas su partneriu. Ir tada pirmas žingsnis, ką daryti, tai santykis su savimi, tada keičiasi santykis su partneriu ir tada jau gali tą savirealizaciją kažkaip tiesiog jau nueini, nes eini iš kitos energijos, eini iš pilnatvės, ne iš ieškojimo, kad va ta savirealizacija mane turi užpildyti, o kad eini savirealizacija jau užsipildžiusi ir jau tu gali duoti ir atsiranda pasiūlymai, kurie nori, kad tu duotum tą savo energiją. Tai man atrodo, kad mano toks esminis momentas, kada mes tos santykius prasisprendėm, nors, aišku, visada ten atsiranda ką spręsti, ir ne, bet tą tokį pagrindą kitokį susidėliojom, bet aišku, tai buvo mano visų pirma vidinis darbas, kur aš sakau tos pastrigimus emocinius, giminės sistemų, visokių vaikystės traumų, praėjau ir pamačiau tiesiog savo kailiu, kaip vyksta ta transformacija, kaip ir iš esmės gali gyvenimas keistis, kaip tiesiog natūraliai ateina paskui pasiūlymai, ateina žmonės, ateina gausa ir nereikia kažkur kažko ieškoti. Nuostabu, iš tikrųjų, realiai labai rezonuoja, nes ir mano gyvenime labai panašiai gavosi, ar ne? Nes mums moteriams santykiai yra tokia skaudama vieta, tai yra taip svarbu turėti santykius, kurie iš tikrųjų pripildo, kurie yra autentiški, kuriuose yra abipusis ryšys, meilė, bendras požiūris, vertybės ir taip toliau. Ir kai to nėra, kokia tuštuma mumise pradeda matytis, ar ne, nors ten nebūtinai visą laiką buvo, bet tada jinai toks veidrodis, į kurį vis save pasižiūrim ir matom, kad ten yra, kad įvairius dalykus bandėjai. Dabar pasilikai, su kuo dabar dirbi, ar ne? Matau, kad yra emocijų paleidimas pas tave rašomas, ar ne? Aprašyme ir kodėl būtent emocijų paleidimas? O gal dirbi dar ir su kitom technikom? Papasakok plačiau. Kodėl būtent jas pasirinkai ir ką tai duoda, kokias transformacijas matai būtent dėl šitų įrankių? Jo, tai aš viską sudėjus esu į sistemą. Aš kaip tik pradėjau dirbti, aš iškart viską sudėjau į sistemą. Aš niekada neturėjau individualių vienkartinių sesijų. Ir iki šiol neturiu, šiandien tiesiog planuoju paleisti tokį kaip naują projektą, atskirai tik emocijų paleidimų praktiką, nes pamačiau, kaip jinai greitai gan nuima tą tokį viršutinį sluoksnį. Tai nėra, kad mes sprendžiam ten tas giluminės, bet tą įtampą nuima, tą nerimą nuima, tą kaltę, gėdą, kur tos emocijos labai mus žemyn tempia. Tai kai mes nuimam šitas, mes jau galim ten giliau pradėti. Tai aš viską sudėjau sistemą, nes aš pamačiau pati save ieškodama, atradinėdama, kad aš iš pradžių tai tiesiog lakščiau per įvairius renginius, kur, žinai, nereikia nieko daryti. Ateini, pasėdi, paklausai, kažkas pakalba, savo problemą pasidalina, o tau nieko nereikia daryti, pasėdi, paklausai, žinai, ir galvoja, kad čia kažkas pradės keistis, bet matai, kad nieks nesikeičia, bet manau, kad daug kas nuo to pradeda, tiesiog reikia apsipratinti, biškį taip apsišniukštinėti, kas ten vyksta tose moterų ratuose, ten grupinėse visokiose terapijose. Ir aš pamačiau, kad, nėra ten tokio giluminio pokyčio, kurio aš noriu, nėra ten yra kažkokia pagalba, bet kol tu neįdėsi to savo darbo, kol tu tikėsis, kad kažkas tau kažkur tave ištems, duos kažkokį super gerą patarimą, tol tu ir plaukiosi. Tai dėl to aš nusprendžiau viską sudėti į sistemą ir tuos visus metodus vieną kitų papildyti. Tai pas man yra daugiau metodų, yra ir terapinis rašymas, kuris irgi tokia duoda žmogui atsakomybę
įsityrinėti, kas iš jo eina rašyti. Aišku, tai yra tiksliniai tokie klausimai, kur veda į esmę, į gylį. Taip pat meditacijos, tai yra irgi vedu meditacijas individualias, matant pagal problemą, matant kokioj temoj daugiau užstringa, ar ten daugiau santykiai yra problema su mama ar su tėčiu, o gal su savo kažkokiu vidiniu kritiku, tai pagal tai pritaikau meditacijas, taip pat, kaip sakau, emocijų paleidimų praktikos, jos nuima tą paviršių, kur daug įtampos, nerimo. Taip pat kuriu individualias tokias hipnozinės meditacijas, nes kada pasiemu klientę 12 savaičių, matau tas esminės problemas, tai pradžioj mes ar neinam į tą paleidimo, pusę laiko tą vidų ar ne knaisiojam ir ten ieškom, kur kas sustrigę, kokie neigiami įsitikinimai, ką reikia paleisti per įvairias praktikas, taip pat emocijų paleidimą. Ir tada jau antras etapas yra, kada mes naujai įrašinėjam mąstymo programą, naujus įsitikinimus. Tai va čia labai pasitarnauja ta hipnozinė meditacija, kurią jau individualiai sukuriu ir ją reikia klausyti minimum 30 dienų. Ir taip pat pritaikau ir astrologinės savo žinias. Tai nesu profesionali astrologė, nors esu baigus ir kursus, bet to labai neafišuoju, nes tai nėra mano pagrindinis metodas, nėra, nors esu irgi darius ir individualias tas astrologinės analizės kurį laiką, bet pamačiau, kad man tai yra per siaura, tai dabar aš taikau tokį kaip papildomą metodą daugiau žmogui parodyti tam tikras gyvenimo tendencijas, kur tada žmogui aišku, ar ne, kad į tam tikras gyvenimo sritis jam reikės tiesiog daugiau energijos įdėti, kad jas pagerinti. Tai nedarau kažkokių prognozių, bet tiesiog tokie, kaip tą energiją galima paskirstyti. Taip, ir taip viską sujungiu į vieną visumą. Ir duodu labai stiprų palaikymą, nes visą tą 12 savaičių periodą yra ir nuolatinis mano palaikymas, kas, manau, yra labai labai svarbi dalis to, nes kada mes nusprendėm iš tikrųjų į gilumą ir daryti tą transformaciją, tai labai dažnai paskui ten pradeda tokie lysti nemalonūs dalykai ir norisi mesti ir aišku, nesigauna iš karto, yra lūkestis, kad jau turėčiau geriau jaustis, jau turėtų būti geriau, bet viskam reikia laiko, tos integracijos ir 12 savaičių yra tas tinkamas momentas, kada galima perrašyti tas mąstymo programas ir jau tas neuroninės jungtis netgi pakeisti, kur jau integruojasi visas pokytis, kad tai nėra tiesiog naujas suvokimas, bet tai yra nauja mąstymo programa ir naujas identitetas. Tai viską tokia sujungiau visumą tai, kas man padėjo. Nes, kaip sakau, daug ką tyrinėjau, analizavau ir atradau tuos metodus, kurie tikrai veikia ir duoda tokį greitą efektą. Stipriai pasidalinti, koks pokytis ar pokyčiai tavo klientėse ar klientėje tau yra didžiausias įvertinimas, kada tu matai, kad taip, šita transformacija yra tai, dėl ko dirbu, tai, dėl ko didžiuojuosi savimi ir tai tiesiog duoda tau motyvaciją. Tai iš tikrųjų labai daug tų transformacijų ir skirtingose srityse, ten, sakykime, vienos ateina dėl santykių, kitos ateina dėl finansų, kitos ateina dėl savirealizacijos ir visos pasiekia savo norimų tikslų. Bet man didžiausias yra laimėjimas ir mano tikslas šitoje veikloje įgalinti moteris. Kai jos išeina ir sako, žinai, man taip dar būna ten, kad aš pasimetu, kad mane tas sunervuoja, sutrigerina, bet aš jau žinau, kaip elgtis, aš žinau, kaip reaguoti, žinau, kokį savo metodą pritaikyti, kokį įrankį. Tai man čia yra tas didžiausias laimėjimas ir aš visą laiką sakau, kad aš galiu palydėti, patarti, padėti, bet jūs esat savo gyvenimo kūrėjos ir mano užduotis, kad jūs neprisirištumėt prie manęs, kad jums nereikėtų nuolatos bėgti pas terapeutą, mentorių, specialistą, kuris duotų jums atsakymą, nes atsakymai yra jumise. Ir per tą 12 savaičių aš ir padedu atsigręžti save ir išgirsti, ko man reikia, kaip aš galiu dabar savo padėti, ką man tai sako, ten, sakykime, emocijos, ką man tai sako, ar ne, kaip aš galiu gauti tą atsakymą, nes visi atsakymai yra mumise
Ir kartais netgi, sakyčiau, būtų nuodėminga duoti kažkokius patarimus, kurie, žinai, veikia tau, bet nebūtinai veikia kitam. Tai pradžioje yra tam tikri patarimai ar ne, bet vėliau vis toliau tiesiog norisi žmogui galinti, kad jisai pats savo žinotų atsakymus ir žinotų tą kryptį ir eitų pagal savo tą autentišką kelią, pagal savo prigimtį gyventų, ne pagal kažkieno kito tiesą. Taip, iš tiesų. Ir tai supratau, kad tu turi programą 12 savaičių, o dabar esi prisijungusi į autentiškumo mokyklą. Papasakok, kokia tavo vizija čia autentiškumo mokykloje, kaip tu matai savo rolę ir kuo planuoji dalintis. Bet visai netrukus penktadienį ir neturėsiu mano paskaitą, kur, kaip minėjau, pademonstruosiu tą emocijų paleidimo metodą, praktiką, nes tai tikrai veikia labai greitai ir akivaizdžiai, ir tiesiog nueina tas visas triukšmas, ta visa įtampa ir tada galima ten jau geriau, aiškiau save girdėti. Tai kadangi matau labai didelę naudą šio metodo, tai man norisi jį plėsti ir kuo daugiau, kad moterų patirtų tą, nes taip ne visos yra pasirengusios eiti tą gylį, su kuo aš dirbu, ar ne? Tai noris tiesiog priėjimą duoti didesniai masiai žmonių ir manau, kad tavo bendruomenė, kadangi tu ją buri, ar ne, kad tai gali būti metodas, kuris nesvarbu, tu nori to gylio, ar tu nenori to gylio, bet tu pajausi naudą tame, nes mes visos patiriam tą įtampą ir stresą tokiam pasaulyje, neįmanoma jo nepatirti. Tai įvaldžiu šitą metodą, kad moteris galėtų kasdienoje savo padėti, nes emocijas mes patiriam kasdieną. Taip, tikrai. Ir iš tikrųjų, kalbant apie stresą ar ne, mes dažnai priimam stresą kaip tokia neišvengiama šiuolaikinio gyvenimo forma, kad tai jau to niekaip neišvengsi. Bet kaip atpažinti tą ribą, kai kasdienė įtampa tampa to tokio emociniu chaosu, iš kurio jau sunku išlipti savarankiškai? Kada reikia žinoti, kad jau reikia kreiptis į specialistą ar ieškoti palaikymo, bendruomenės, kažkokių metodų? Gal žinai, kokia tai būna riba? Aš manau, kad ta riba kiekvienam skirtinga, ar ne, kaip sako, pavyzdžiui, kai kurie žmonės turi atsidurti visiškam dugne, kad nuo jo atsispirtų ir pakiltų, ar ne, ir yra tikrai, tiesiog žmonės nėra linkę kažką daryti ir keisti, kol tikrai nėra blogai, kol tikrai nėra nekomfortiška ir dauguma iš tikrųjų taip, tiesiog, mes taip sukurti, ar ne, tai pas mane daugiausia taip ir būna, kad ateina, kur jau tikrai sako, aš jau taip gyventi nebenoriu, turi tą tokį apsisprendimą, kad tikrai aš nenoriu gyventi taip, kad yra kažkokia viltis, kad galima gyventi kitaip. Ir tada moteris priema tą sprendimą. Bet būna ir tokių atvejų, kad tiesiog nebūtinai gali būti kažkas labai blogo, bet tiesiog būna ir tokių, kur mato, kad pavyzdžiui labai kelia pavydą kitų, sakykime, draugų gyvenimas ar aplinkinių, kur tiesiog realiai mato, kad žmogus yra laimingas, ne? Kad jam net nereikia kažkokių didelių turtų, didelių pasiekimų, bet jis yra tiesiog laimingas ir tada jisai klausia, o ko tu čia tokia laiminga, aš irgi tokia noriu būti. Ir tada ateina pas mane. Tai nemanau, kad yra vienas tas atsakymas ir vienas kelias, kiekvienas renkasi. Aš tai už tai, kad žmonės sąmoningai eitų į tą sąmoningumą, saviugdą savo mažais žingsniais, nelaukiant to, kada bus labai blogai, kada ten jau viskas griūna, visur iššūkiai, visur krizės ir tada nebežinai, nuo kurio galo pradėti tvarkyti. Tai aš labai už tai ir dėl to galbūt ir yra tas emocijų paleidimo metodas, kad mes kasdienoje apsišvarinam, ar ne, nelaukiam, kada bus labai blogai ir įvaldom tą įrankį, kad tai taptų mums kaip įprotis, tos pačios streso valdymo praktikos, kad kasdienoje galėtume naudoti ir nenugrimsti ten į tą duobę, iš kurios labai paskui sunku atsispirti. Iš tiesų auksiniai žodžiai, ar ne?
Nes mes galime augti per skausmą, o galime augti per meilę, per norą augti, per širdies atvėrimą, kas dar skamba labai įdomiai ir keistai kartais. Ar ne, kai mes renkamės augimą, kai mes renkamės patys nusilukštenti ir atverti širdį, išeiti į savo autentiškumą ir pažeidžiamumą. Aš to mokausi asmeniškai, matau, kad ir to lygiai taip pat. Dabar, jeigu turėtum galimybę susitikti su savim prieš 10 metų, kai galbūt įtampos buvo daugiau, chaoso ir krizių buvo daugiau, kokį vieną patarimą duotum savo? Jo, ir dabar galvoju prieš 10 metų, tai man dabar vat kaip tik suėjo 34, tai man buvo 24 metai. Ir tai buvo metai tokie, kurie parodė, dabar kaip prisimenu, tai tie metai parodo, kokius aš turėjau stiprius neigiamus įsitikinimus, nes tais metais aš baigiau kolegiją, Kauno kolegiją, socialinę darbuotoją, ir aš net neturėjau nei jokios vilties, nei jokio pamąstymo, nei jokio bandymo, kad aš galėčiau dirbti socialinę darbuotoją. Aš net nebandžiau. Aš jau baiginėdama ieškojau, kur aš, kur keliauti į užsienį, kur rinktis kryptį, kur užsienį man gyventi, nes tiek buvo tokie gilūs įsitikinimai, kad jeigu neturi pažinčių, tai tą diplomą pasidėk į stalčių ir tu čia net neturi jokios galimybės kažkur įsidarbinti, ir aš net nebandžiau. Tiek tos buvo toksai gilus neigiamas įsitikinimas ir toks, kadangi augau tikrai tokioj, galima sakyti, vidutiniškoj šeimoje, arba gal net tam tikri momentai buvo nepasiturinčioj šeimoje, kada ir net to maisto pritrūkdavo. Tai ta realybė tokia man, tas matymas vaiko ir rodė, kad reikia sunkiai dirbti ir arti, kad čia užsitarnautum tą gerbuvį, kad ką nors nusipirktum, kad turėtum pagrindą, ir aš su tuo ir mąsčiau, kadangi aš visą laiką, mano tėvai žemdirbiai buvo ir nuo mažens mes daug dirbom žemės ūkyje, tai tos valios turėjau, stiprybės turėjau ir nebijojau fizinių darbų, ir aš galvojau, aš stipri, aš galiu bet kokį darbą dirbti, man pažįstama, aš dirbsiu, aš užsidirbsiu ir aš turėsiu. Ir su tuo mąstymu aš tiesiog keliavau užsienį, dirbau tikrai sunkius darbus ir kambarinę, ir paskui jau ir vaikus prižiūrėjau, ir senelių namuose, jau čia kaip ir gerėjo tie darbai, bet esu dirbus ir sandėly su metalo detalėm, su sunkiom detalėm, kur reikia sunkiai kelnoti. Tai aš turėjau tą įsitikinimą, kad man iš tokios šeimos, kad aš neturiu ten tvirto pagrindo, man nėra jokių galimybių, kad aš ten kažkokias geras pareigas turėsiu, geras pajamas. Tik tokiu atveju, jeigu stipriai arsiu. Ir tie įsitikinimai mane ir vedė, ir dabar aš pasakyčiau tai mergaitei, kad suabejok ta tiesa, kuri atėjo iš tavo aplinkos, iš tavo tėvų, iš kažkokių frazių, kurias tu girdėjai nuolatos. Suabejok to ir pasitikrink, ar tai yra tikrai tiesa. Iš tiesų, kaip dažnai mes patikim tuo, kas yra mūsų aplinkoje, tuo, ką mes matom kasdieną, ir kartais net neįsivaizduojam, kad gali būti kitaip, kad įmanoma, kad būtų kitaip. Juk visi tokie, kitokių žmonių nėra. O kai pradėti galvoti, o gal vis dėlto tai nėra iki galo tiesa. Nuostabus patarimas, iš tikrųjų aš savo prieš 10 metų lygiai tą patį pasakyčiau. Dabar autentiškumas ir vidinė darna, bet toks man kyla klausimas. Jeigu žmogus jaučia stresą, emocinę įtampą, gyvena tam šiuolaikiniam gyvenime, tokiam lėkime, bėgime, chaose, nedaro tos emocinės higienos kasdien,
Kiek įmanoma tokiam žmogui būti autentišku, kai viduje yra tokia didžiulė įtampa? Kaip tu galvoji, ar yra įmanoma būti nors kažkiek autentišku, ar tai vis dėlto užslopina žmogų? Manau, kad sunkiai įmanoma, nes tiesiog visas tas triukšmas, įtampa, tos vat emocijos, kurios ar ne spaudžiamos, jos nori sprogti, tai jos sudaro visą tą triukšmą, kur tu negali girdėti savo esmės, negali girdėti savo intuicijos, negali girdėti savo vidinio balso. Ir man atrodo, kad tikrai pirmas numeris, kuris, jeigu taip būtų klausimas, kaip padėti ar ne išgirsti tą vidinę intuiciją, tai yra atsiriboti nuo to triukšmo. Nuo to, kas tau kelia perdėtą įtampą, nuo kažkokių perdėtų atsakomybių, nuo įvairių srautų, tų pačių socialinių, televizijos, kur neigiama informacija, nuo pačių žmonių, kurie tik tai neigiamai mato pasaulį arba kurie yra aukos pozicijoje, nes ta įtaka labai yra didelė, taip pat kaip įtaka ar ne tų žmonių, kurie, kaip mes keičiamės ir plečiam tą sąmoningumą, dalinamės, tai mūsų įtaka irgi yra labai didelė, tai lygiai taip pat ir tų žmonių, kurie tą neigiamą vibraciją skleidžia, jų įtaka taip pat labai didelė yra. O gal net didesnė, kaip sako, ar ne, kad blogis linkęs, taip drąsiau reikštis negu tas gėris kartais ir mes, ar ne taip, kad tikrai galėtume ir drąsiau, ir garsiau, ir griežčiau kartais pasakyti, kad reikia dar šitus dalykus daryti, nes jie tikrai gerą duoda, bet kažkur ar ne nuslopsta tas balsas, tarsi gal čia ne visiems reikia, gal čia visų neišgelbės ir panašiai, o blogis kalba garsiai. Pasitikėjimo savimi kartais pas žmonės, kurie iš tikrųjų geraširdžiai, geranoriški, linkę ieškoti win-win situacijos, jie dažnai tyliau kalba, ar ne, nes nelinkę, kabutėse lipti per galvas. Linkę atsižiūrėti. O ką tau asmeniškai reiškia būti laisva, stipria, viduje ramia moterimi? Ar tu manai, kad tai yra tas galutinis taškas, tokia esu, ar tai vis dėlto kažkoks procesas? Manau, kad procesas ir aš pati kažkada buvau strigus tame, dėl to rėmiausi labai daug įvairių praktikų, visur ėjau, dariau, nes aš tikėjau, kad dabar tai prasispręsiu, čia viską išspręsiu, pasiraitosiu rankovės ir jau čia pasieksiu tą nušvitimą ir čia man nebus jokių rūpesčių ir jokių neigiamų emocijų ir nieko, viskas, ir būsiu rami ir gyvensiu tą nuostabų gyvenimą. Tai tikrai buvau prie to irgi prisirišusi kurį laiką, paskui tai paleidau ir supratau, kad ta saviugda, sąmoningumas, evoliucija tai yra viso gyvenimo kelionė. Ir kas ten žino, kur ar ne aš atsidursiu, gal net ir po metų, po 2 ar po 3. Dabar aš taip save pozicionuoju ar ne ir galbūt taip, man tai svarbu, aš noriu to užsiimti, man tai kelia prasmę, o gal po kažkiek laiko aš kažkur visiškai kitur save atrasiu. Kad sukurtume iš tikrųjų tikrą tą ryšį su savimi, o kartu tuomet ir išorėje tai atsispindėtų. Manau, nesibaigianti gyvenimo kelionė yra kelias į save. Aš dar klausiu visų savo pašnekovų tokio klausimo, kas jiems yra autentiškumas? Tai ir tavęs noriu paklausti. Kas tau, Aurelija, yra autentiškumas? Man autentiškumas susijęs su laisvė būti savimi, su tuo vidinio balso girdėjimu, su pasitikėjimu visatos, Dievo, aukštesnių jėgų vedimu. Ir tas toks gyvenimas pagal savo prigimtį, neatitinkant kažkokių taisyklių, sistemų ar kitų žmonių lūkesčių. Manau, kad tai ir atspindi autentiškumo esmę.
nes tai ir yra gyvenimas pagal savo vidinį vedimą, pagal savo širdies, intuicijos, kelrodės žvaigždės, kaip be pavadinti, ar ne? Šiaurinė žvaigždė galima vadinti. Bet šiuolaikiniam gyvenime, kai turime šitiek pasirinkimų, šitokia didžiulė galybė galimybių, požiūrių, įvairiausių įsitikinimų, ar ne? Bet vieni valgo tik mėsą, kiti valgo visai be mėsos. Vieni sako, tau reikia valgyti daug ir dažnai, kiti sako, tu gali būti šviesiavalgis. Kiti sako, vienu žodžiu, įvairiausių tų yra įsitikinimų ir požiūrių ir kaip nepasiklysti tarp jų. Ne tik apie maistą, bet ir apie politiką, apie savirealizaciją, apie tai, kas yra gausa, apie santykius, apie tai, kuo tau būt kaip žmogum, ar ne? Šitoje vietoje tik pažinus save, man atrodo, užsiauginam tą vidinę ašį, stiprų stuburą ir tada galim eiti ten, kur mes iš tikrųjų norim. Taigi, baigiant mūsų pokalbį, aš noriu labai tavęs paprašyti, gal tu nori kažko palinkėti mūsų žiūrovams, ar pasakyti tiesiog kažkokią mintį, nukreipti kažkur, kas manai, kad būtų naudinga išgirsti žmonėms. Aš palinkėčiau tikėti tuo vidiniu balsu, kuris, manau, kad pas kiekvieną yra, galbūt jisai labai tyliai šnabžda, bet jeigu yra bent kažkokia viltis, kad galima gyventi kitaip, kad aš verta esu daugiau, kad aš galiu susikurti taip, kaip noriu, tai nenuslopinti šito balso, tikėti juo ir bandyti bent kažkokį minimalų žingsnelį daryti dėl to, kad dar aiškiau išgirsti tą balsą ir tą vedimą, kuris visą laiką duoda ženklus, ką mums daryti, kokį žingsnį žengti, kokią kryptimį eiti. Ir tai gali prasidėti nuo labai mažų dalykų, galbūt tiesiog pasidomėti, kas yra streso valdymas ir kažkokią praktiką čia ir dabar momente pritaikyti ir labiau išgirsti tą vidinį balsą, labiau išgirsti tą vedimą, nutildyti tą tylą, tą triukšmą, tą chaosą, grįžti į vidinę tylą. Ir tai, manau, yra patys pirmieji žingsniai, kur tu susijungi su savimi ir tada jau gali gauti tą aiškumą, kur toliau eiti. Ačiū, Aurelija, be galo gražus įžvalgus, nuostabi asmenybė, esi puikia profesionalė. Aš savo ruožtu kviečiu į autentiškumo mokyklą prisijungti žiūrovus, nes Aurelija ten yra lektorė ir tikiu, kad dalinsis tikrai nuostabiais dalykais, nuostabiam temom, praktikom, pagalba, patarimais. Prisijunkit, mūsų susitikimai vyksta realiu laiku, todėl galite užduoti savo klausimus. Tas iš tikrųjų taip fainai, nes pas psichologas, pas psichoterapeutą ar emocijų valdymo specialistą galbūt neužtektų, galbūt finansų ar laiko ar resursų kitų, o čia galima iš tikrųjų to pasinaudoti. Ir į tą pačią narystės kainą, prenumeratą įeina ne tik Aurelijos, bet ir mano ir kitų lektorių, nuostabios paskaitos, praktikos, meditacijos, susitikimai ir taip toliau. Taip, ir būtent šį penktadienį kviečiu į savo paskaitą, kadangi šį mėnesį mūsų yra gausos tema, tai pažinsim, suprasim ir praktiškai pajausim, kaip tas emocinis triukšmas, ypatingai kaltė, gėda, baimės stabdo mūsų gausą, stabdo mūsų finansus. Ačiū tau, Aurelija. Dar kartą dėkoju ir iki pasimatymo susitikimuose. Ačiū. Ačiū. Iki. Iki.